Sveiki. Atėjo laikas atsisveikinti su antruoju pratybų sąsiuviniu. Sąsiuvinys atsisveikindamas dovanoja jums pasaką. Pasaka vadinasi Du draugai. Kviečia suvaidinti ją pasidarius lėles. Bet pirmiausia, visi kartu turime išsiaiškinti, kas čia vyko ir sunumeruoti paveikslėlius. O kad tai būtų lengviau, aš jums noriu paskaityti šią pasaką. Atidžiai paklausykite, o paskui jau drąsiai žinodami, kas čia, kur vyko, galėsite atlikti užduotėlį. Tad atidžiai klausykite. Du draugai. Šuniukas, margiukas ir raibasis gaidžiukas abudu dideliai sutiko. Kur tik vienas, ten ir antras, niekuomet nepersiskiria. Šunelis au sulojo, gaidžiukas tojau kakaryko ir sugiedojo. Šunelis bėginėjo, uostinėjo, o gaidelis kasinėjo, lesinėjo, nieko jiems neprailgo. Beveisint užėjo vakaras. Gaidelis rūpinas, kur mudu dabar dingsim, namo pareiti toli ir tamsu. Šunelis tarė, nebijok, broleli, pernakvosim čia pat. Gaidelis sako, vilkas arba lapė mudu sudraskys. Šunelis ramina. Na, atsit, gelbėsimės kaip norint. Tu pašok ant šakos aukštai, tavęs nepasieks, o aš vėl susirangysiu įdubusiame kelme. Taip ir padarė. Margiukas įlindo į išpuvusius stuobrį, o gaidelis pašoko ant šakos ir užsimiršęs, kad nakvoja ne namie, senu papratimu pasiplasnojęs suriko. Kakaryko! Netolimais čiužinėjo lapė. Išgirdusi gaidžio balsą, artinosi prie jo. Žiūri, gaidys aukštai ant šakos betupys. Atsitūpusi ant žemės, suglaudusi auseles, meilingu balseliu pradėjo gaidelį šnekinti. Broleli, pupelėle, kur tu čia nakvosi miške? Gali tau kokią nelaimę atsitikti? Aš čia netoli gyvenu. Prašom pas mane, gausi šiltą trobelę ir minkštą patalynėlę, o kviečių ir žirnių gausiai turiu, galėsi lygi soties prisivalgyti. Gaidelis atsakė, ačiū, kumaite, už gerą širdį. Gal ir paimčiau tamstos vaišės, bet aš ne vienas nakvoju, turiu kitą draugą. Lapė nudžiugo, tarė sau, vietoj vieno du parėšių gaidžiukus. Kamegi tas tamstos draugas, prašom abudu pas mane paviešėsite. Put, antrasis gaidelis. Mano draugas įlindo čia į stuobrį, tarė gaidelis. Lapė šoko prie stuobrio, margiukas tik strykt ant lapės, kapt už gerklės, nar ir parėžė. Gaidelis iš to džiaugsmo katėjo. Kad tu sudegtum, kakaryko. Na, o dabar jau jūs ir nutarkite, kuris paveikslėlis čia vaizduoja pasakos pradžią, kuris sekantis ir kuriuo paveikslėliu baigsis pasaka. Va, jau mums pagelbėjo. Sako, kad pradžia yra pirmas paveikslėlis. Taip, gaidžiukas klausia, kur dabar dingsim? Šunelis sako, nebijok, pernakvosime miške. Na, o kuris toliau piešinėlis?
Na, palieku jums spręsti ir sunumeruoti. Kita užduotėlė. Tu jau išmokai rašyti daug raidžių. Prie kiekvienos spausdintinės parašyk rašytinę raidę. Palygink savo ir draugo raidę. Tai matome spausdintinės, šalia reikia parašyti rašytinės. Taip, šauniai padirbėjote, dėkoju ir linkiu sėkmės.